Šalčininkų rajone tęsiama graži ir prasminga tradicija – pagerbti mokinius, kurie savo žiniomis, atkaklumu ir darbu pasiekė aukščiausių rezultatų rajoninėse olimpiadose. Gegužės 25 dieną Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijoje susirinko gabiausi rajono mokiniai, jų mokytojai, tėvai ir švietimo bendruomenės atstovai. Rajoninėse olimpiadose šiemet dalyvavo 308 gabiausi mokiniai iš 16 ugdymo įstaigų. Tačiau tarp geriausiųjų išsiskyrė patys stipriausi – pirmųjų, antrųjų ir trečiųjų vietų laimėtojai, kurių sėkmę lydėjo nuoseklus darbas, atkaklumas ir žinių troškimas. Sveikindamas susirinkusiuosius, vicemeras Valdemaras Lyževskis pabrėžė, kad kiekviena pergalė yra kryptingo darbo rezultatas, o olimpiados tampa svarbia gyvenimo mokykla, ugdančia atsakomybės, ryžto ir gebėjimo siekti užsibrėžtų tikslų. Dažnai mes girdime klausimą, o kurgi vėliau panaudoti tą patirtį, kai kiekvienas ruošiasi olimpiadoms, konkursams. Tai ką galėčiau pasakyti iš savo tikrovės? Mes dirbdami savivaldybėje, kiekvieną kartą pasiruošdami projekto pristatymui, mes ruošiamės kaip olimpiadai. Kai turime tarybos posėdį, tai yra mūsų olimpiada. Kuomet mes važiuojame į televiziją, tai yra mūsų olimpiada. Ir be abejo, tie žmonės, verslininkai, ūkininkai, įvairių sričių lyderiai, sportininkai, su kuriais mes kasdien savivaldybėje susitinkame, patvirtina, kad būtent to aukščiausio lygio mokyklinė patirtis vėliau yra labai naudinga, labai įvairiose srityse. Ypatingi padėkos žodžiai skambėjo mokytojams, kurie savo profesionalumu ir atsidavimu padėjo mokiniams atskleisti talentus. Renginio pabaigoje padėkos raštai buvo įteikti mokiniams, garsinusiems Šalčininkų rajono vardą respublikinėse olimpiadose. Apibendrindama rezultatus, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Regina Markevič kvietė jaunimą drąsiai siekti žinių, rinktis pedagogikos studijas ir ateityje patiems tapti įkvėpimu naujoms kartoms. Ši šventė dar kartą priminė, kad rajono stiprybė – talentingas, smalsus ir atsakingas jaunimas, kuriantis ateities Šalčininkų kraštą.